Sveiki visi, čia Produktėlis, podcastas apie produktą ir aš, Antanas, produkto vadovas, šio podcasto vedėjas. Pirmo epizodo metu, tikiuosi jį jau išklausėte ir girdėjote, pirmo epizodo metu papasakojau, kas aš esu, kokia mano patirtis ir kas laukia šio podcasto. Tai kaip ir minėjau, pirmieji keli epizodai, antras, trečias epizodas bus daugiau apie produkto sampratą, produkto rolę, kas tai yra tas produktas, tiesiog suprasti visiems, būti, kaip sakoma, on the same page, žinant, kas tas yra produktas, tai galbūt vieniems tai bus kažkokia naudinga informacija, naujiena, kitiems galbūt yra užtvirtinimas, o kažkas galbūt jau žinos visą tą informaciją apie produktą ir nieko nenusistebės. Tačiau vis tiek aš noriu tiesiog pasidalinti savo įžvalgomis, savo žiniomis, kurias sukaupiau per tos kelis metus dirbant su produktais skirtingais. Na ir tikiuosi kažkiek tai bus naudingas šis epizodas jums. Taigi šio epizodo turinys. Pirmiausia, tai yra kas tas produktas. Vėliau papasakosiu apie produkto vadovo rolę, kuo jinai ypatinga, kokie jos yra sunkumai ir taip toliau. Tada norėčiau papasakoti ir apie kitas produkto roles, nes man atrodo, nedaug kas iš tiesų yra apie jas šneka, kaip apie produkto vadovo rolę. Na bent jau man toks įspūdis susidaro. Ir pabaigoje pasižymėjau papasakoti apie produkto gyvavimo ciklus. Toksai ganėtinai, sakykime, bendriniam produkto supratimui galbūt ankstyva potėme, tačiau man atrodo irgi labai įdomi tiesiog atskirti žinias, atskirti suvokimą, kuom tas produktas skiriasi ankstyvojo fazėje nuo, sakykime, vėlyvesniai. Ir žodžiu, po šito epizodo, manau, galima bus jau susidaryti tokį detalesnį supratimą apie produktą ir apie produkto vadovo rolę ir apskritai, kas tas produktas yra. Vėlesnėse epizoduose aš jau pasakosiu detaliau apie Agile, apie Scrum procedūras, visokius sprinto planavimus ir panašiai. Tai šiandieną į tai nesigilinsiu, labai bendrai papasakosiu apie produktą. Toksai lėtas įsivažiavimas į šitą produktėlio podcastą. Tai tikiuosi jums patiks ir neriame į pirmą temą. Tai kas yra tas produktas? Tai produkto terminas, produkto terminologija, sakyčiau, šiais laikais ganėtinai keičia savo prasme ir gal anksčiau apie produktą kalbėdavom kaip kažkokią tais daiktą, apie prekę, materialų objektą, kurį galėdavome ir apčiuopti, ir perkelti, panešti, suvalgyti galų gale. Tai šiais laikais, kai minimas žodis produktas, šiais laikais, manau, jau daugam tai suteikia kitokią prasme ir žmonės nebepagalvoja apie kažkokias tais daržovės ar dėžes, o labiau pagalvoja apie programinę įrangą. Tai yra internetinį produktą, kažkokią aplikaciją ar programą, kuri sukuria paslaugą, sukuria kažkokią tais pridėtinę vertę būtent tuo internetiniu online pavidalu. Jokių kažkokių išmanių frazių nenaudoju šitam apibrėžime, labai paprastai, manau, visi puikiai suprantame, apie ką eina kalba. Ir sakykime, kad produktas tai yra tiesiog kažkoks tais įrankis aplikacija. Taip, dabar kokie tie produktai gali būti, ar ne? Tai dažniausiai produktas yra asocijuojamas su brandu, tai gali būti brandas ar netgi įmonės pavadinimas, tai gali būti net ir platforma, tai aišku, net ir ta pati platforma irgi turės savo brandą, bet esmė tame, kad produktas tai yra grynai aplikacija, kuri turi visą funkcionalumą, tai yra ir mokėjimai, tai yra ir dashboardas, ir prisijungimas. Ir svetainė, kur, sakykime, tu negalėjau kažkokio tais valdymo atlikti, funkcionalumo, bet tu ten tiesiog gali rasti informaciją, kuri tau naudinga apie to produkto valdymą.
produktas yra viskas, kas prasideda ir ties kuom baigėsi. Tai yra visa registracijos procesas, pirkimo, pardavimo procesas. Tai yra pati funkcija, kai jau tu jau naudojasi ta paslauga, tai visa šita dalis yra produktas. Ir manau, labai svarbus momentas, pasakojant apie tai, kas yra produktas, yra atskirimas nuo funkcijos, nes produktas gali turėti kelias funkcijas, kažkokius tais feature'us, kaip galima, sakykime, vienam klientui naudoti tik tais dalį tų funkcijų, o kitam klientui galbūt išnaudoti viso pilnai produktą, bet abudu klientai yra lygiavertiškai laimingi ir patenkinti tuo produktą. Tai čia galima netgi būtų vos ne pasakyti tokį išreiškimą, kad tai yra produktas produkte. Ypatingai jeigu tai yra didesnis produktas, didesnis brandas, kuris jau turi ilgesnę gyvavimo laikotarpį, ilgesnį savo istoriją, seniau yra susikūręs ir tiesiog tų funkcijų jau yra daugiau prikūręs. Na, tiesiog, kad galbūt nekalbėti tokiais abstrakčiais terminais, tai aš taip įvardinčiau galbūt netgi tokį patį paprasčiausią, visiems gerai žinomą brandą, tai yra Google'as. Ir Google'as neturi begalę tų funkcijų, kurios netgi neturi savo kaip atskiro brando, atskiro pavadinimo. Jos yra tiesiog Google Maps, ar ne, tai yra vis tiek tas pats Google produktas, ar ten Google paieškos variklis, irgi tas pats produktas su to pačiu pavadinimu. Čia aišku toksai, galbūt labai bendrinis pavyzdys, bet tiesiog, kad suprasti esmę, jog produktas tai yra vis tiek tas bendra visuma, o visa kita jau yra funkcijos, kažkokie tai funkcionalumai, paslaugos, kurias galima vykdyti tame produkte. Ir tiesiog aš tai taip mėgčiau tapatinti produktą su brandu, nes brandas jisai labiau apibrėžia tą aplikaciją, tą įrankį, kurį naudojame, ir tas pats ir Google'as gali turėti daugybę tų įrankių po to pačiu, sakykime, po to pačią įmonę, ar ne? Net ir tas pats Google Maps ar Google Gmail'as koks nors, jie turi visi savo skirtingą brandą, skirtingą funkcionalumų sąrašą ir jie kaip ir yra atskiri produktai. Tai taip sudėtingai čia apibrėžiant tą produkto terminologiją, tiesiog tikslas yra visiems suprasti, kas tas produktas yra vienodai. Tai va, kaip pasakojau apie produkte pavyzdį, taip analogiškai yra ir kitas pavyzdys, tai yra vienas produktas, tačiau turi skirtingus brandus. Ir čia yra ganėtinai gal mažiau populiari verslo, sakykime, strategija. Galbūt jinai net ir yra vis dėlto tokia populiari, tiesiog jinai yra mažiau pastebima. Kai ta pati paslauga, tas pats funkcionalumas yra pardavinėjamas skirtingais brandais. Ir kadangi tai yra tas pats funkcionalumas, tas pats produktas, tai yra ta pati rinka, ta pati klientų bazė, ir jeigu, sakykime, ta pati viena įmonė sukuria kelis brandus, kurie atlieka tą pačią funkciją, tai faktas, kad jie nenorės būti tapatinami, norės išlikti skirtingi, nepriklausomi ir turėti savo atskirus klientus. Tai va, tai dėl to, kad tie brandai nori būti netapatinami, dėl to ir galbūt sunkiau sužinoti apie tos tokius pavyzdžius, kada viena įmonė turi kelis produktus, kelis brandus. Čia gal netgi nebent pavyzdys būtų, kada didesnės įmonės išperka mažesnės, tiesiog tokiu būdu užtikrindamos pajamų šaltinį, užtikrindamos, kad pajamos nuplauktų, sakykime, pas tos pačius akcininkus, ir nors ir įmonės atlieka tą pačią funkciją, bet galutinis
kaip čia sakyti, gavėjas, galutinis pinigų pelno gavėjas yra tas pats. Tai vienas iš būdų yra tiesiog nupirkti tą įmonę, o kitas yra tiesiog gaminti atskirus brandus. Tai tokia irgi yra įdomi strategija, kuriant vieną produktą. Jeigu čia pavyzdžiui labai yra aktualu tokioms įmonėms, kurių produktas yra, sakykime, labai sudėtingas. Tai jeigu jau įmonė yra investavusi savo laiką, investavusi savo resursus, sukurti tą visą produkto funkcionalumą, kaip jisai visas veikia, kaip jisai funkcionuojame, visą kažkokią infrastruktūrą sudėtingą ir galų gale sukuriamas vienas brandas, kuris pardavinėja tą visą funkcionalumą, ar ne? Tai, toks net ir susidaro įspūdis, kad galbūt atrodo nepilnai išnaudojamas visas tas potencialas išvystyto funkcionalumo ir dėl to galima, pavyzdžiui, pakurti skirtingus brandus, kad skirtingos klientų bazės būtų pasiekiamas su to pačiu funkcionalumu. Tai tokių pavyzdžių net ir yra mažiau. Ir turbūt apie produkto terminologiją ir produkto temą dar nebent tik vienas toksai momentas, kurį irgi norėjau šiek tiek išsiplėsti plačiau. Tai yra atskirimas produkto nuo projekto. Ir galbūt ir nėra čia nieko sudėtingo, visiems pakankamai aišku, kaip atskirti produktą nuo projekto, o aš tiesiog norėjau dar kartą tą užtvirtinti, kad projektas yra vis tiek, tai yra tęstinis, tiksliau baigtinis procesas, kuris turi savo pradžią ir pabaigą, o produktas jisai niekada nepasibaigs. Jisai gali būti vystomas, plečiamas, skaidomas, ar ne? Gali iš vieno produkto atsitikti išskaidomi į kelis produktus ir tokiu būdu tiesiog arba užkariaujama didesnė klientų bazė, arba patikimas didesnis funkcionalumas klientams, bet kuriuo atveju tai tikslas yra vienas, sukurti kažkokią pridėtinę naudą klientams, kaip klientams ir to produkto akcininkams, kad uždirbtų produktas daugiau pinigų. O kodėl aš norėjau paminėti šitą temą, skirtumą tarp produkto ir projekto, tai dėl to, kad pats savo patirtyje susidūriau su momentais ganėtinai dažnai netgi, kada produkto vystymo metu yra, sakykime, sukuriami tokie kaip projektai. Tai vadinasi projektai produkte. Ir pavyzdys galėtų būti paprastas, naujo funkcionalumo paleidimas, ar ne? Tai jeigu mes norime vystyti savo produktą, mes pastoviai kažkokios tais funkcionalumus pridedame. Ir jeigu tai yra sudėtingas funkcionalumas, kurio suprogramavimas užtrunka ilgai, ten gal netgi kelis mėnesius, ar gal netgi kai kuriais atvejais ir pusmetį ar metus, tai tokio ilgumo vystymas, jisai gali būti jau ir skaitomas kaip projektu. Ir reikia tada turėti omeny, jog tai yra baigtinis tai kažkoks tais procesas, kada reikia apsibrėžti ir kas yra ta pabaiga. Nes jeigu mes to projekto taip niekad ir neužbaigsim, tai arba neišnaudosim viso jo potencialo, arba nesukursime visos pridėtinės vertės, arba, sakykime, tiesiog net jokios naudos nesukursim, jisai nebus užbaigtas. Yra labai labai didžiulė rizika, pradedant didžiulius projektus, mes vis dar kalbame apie produkto vystymą. Tai produkto vystyme pradėti kažkokį tais didžiulį projektą yra labai rizikinga, nes jeigu tu žinai, kad tau tas projektas tęsis pusę metų, tu turi iš karto užsibrėžti tai pusiai metų, jog naujų didesnių funkcijų, naujų didesnių klientų priimti neišeis. Tiesiog tai programavimo resursai bus užimti ir jeigu, sakykime, akcininkai arba vadovai nematys tos naudos projekto eigoje ir nuspręs nutraukti, tai visas iki tol buvęs darbas bus veltui. Ir čia yra labai didelė rizika, kad ir tie vadovai, akcininkai būtų visados, sakykime, informuoti, jie būtų updatinami
jie žinotų, kas vyksta su tuo projektu, koks yra jo etapas, kiek liko svarbiausia. Akcininkams visada yra svarbiausia žinoti, kada projektas galų gale baigsis, kada tas funkcionalumas bus pagaliau įdiegtas į produktą. Tai va, tai toks yra projekto, sakykime, indėlis į produktą. Be abejo, mažesni funkcionalumai, tai jau jie praranda savo tokią prasme projekto, jie tiesiog būna įdiegiami ir nėra ten didžiulių kažkokių tais procedūrų, o su dideliais funkcionalumais vis tiek turi būti jau taikstomasi, traktuojama ir tiesiog vystoma kaip tikras projektas. Tai va, tai tiek apie produktą. Ir trumpai svarbiausi momentai, tai produktas yra kažkoks tai IT sprendimas internetinis, arba nebūtinai internetinis, iš tiesų gali būti ir tiesiog desktopinė aplikacija, kuriai nereikia interneto, tai tas pats žaidimas irgi yra produktas. Kažkoks kompiuterinis žaidimas gali būti labai labai puikus produktas. Tai tada produktas yra asocijuojamas su brandu ar įmonė. Produktas produkte įdomus išsireiškimas, kada specifinės funkcijos yra taikomos kaip vos ne produktas. Vienas produktas su skirtingais brandais, ir produktas skirtumas nuo projekto. Taip, tai tikiuosi jums patinka toks podcastų principas ir jeigu taip, tai tada judame toliau. Dabar man yra turbūt įdomiausia ir aktualiausia tema, tai yra produkto vadovo rolė. Produkto vadovas, esu aš, labai mėgstu naudoti lietuvišką išsireiškimą, nes produkto vadovas tai turi žodį vadovas, product manager, galbūt manager labiau su vadybininku asocijuojasi, o product owner tai visai atrodo kaip specialistas ar kažkoks, nežinau, inžinierius. Bet iš esmės tai produkto vadovas ar product manageris ar product owneris viena vertus grubiai galima būtų sakyti, kad net ir yra tas pats. Galbūt vieni teiktų, jog product manageris ir product owneris yra labiau skirtingos rolės. Product manageris yra atsakingas už verslo pusę, už verslo dalį, už bendradarbiavimą su marketingo, pardavimų departamentais. Tai yra galbūt žmogus labiau susijęs su klientais. Čia aš kalbu apie product managerį, o product owneris galbūt galėtų kiti teikti, kad tai yra labiau su programavimu susijusi rolė, kada jau tiesiog yra bendradarbiaujame tiesiogiai su programuotojų komanda, labiau yra išnaudojamos visos Scrum, Agile procedūros, product owneris gal netgi kažkiek ir turi to Scrum Masterio vadinamo įvaizdį rolę, tai apie Scrum Masterį papasakosiu vėliau. Bet iš esmės tai man tai yra, tiesiog tas pats vienas ir žmogus. Vienose įmonėse, vienose produktuose tai gali būti tas pats product manageris, bet, sakykime, labiau yra kažkoks į verslo orientuotas žmogus, o kitose įmonėse labiau į programavimą. Tai čia kiekvienu atveju yra skirtingai. O geriausia tai tiesiog sakyti, aš esu produktas. Ir tada apsiimti visą atsakomybę savo. Nes praktiškai taip ir yra. Product manageriai, jie yra atsakingi už produkto vystymą. Ir jeigu kažkoks įtais funkcionalumas yra neišvystomas, jisai nėra paruoštas, nėra pilnai pateiktas, ar, sakykime, tas funkcionalumas neveikia taip, kaip nenorėtume veikti, tai produkto vadovas yra, galima tai grubiai sakyti, kaltas, kad tiesiog nesuvaldė, kad funkcionalumas nebūtų ištestuotas, kad programuotojai galbūt neperžiūrėtų viso savo kodo, kurį parašė, kad viskas ten būtų tvarkingai, gražiai veiktų. Ir dėl to produktų vadovas pasiėma šitą atsakomybę. Lygiai taip pat iš komunikacijos su kitais departamentais, su klientais, tai produktų vadovas irgi pilnai yra atsakingas šitoje vietoje, kad kiti departamentai, jeigu tai yra vidinis kažkoks funkcionalumas, tai faktas, kad dabar toksai minties šuolis, faktas, kad programavimo darbai yra investuojami ne tik tais į kliento
poreikių tenkinimą, kažkokius tais funkcionalumus, kurie tenkina klientą, bet ir vidinius darbuotojus, jų poreikių tenkinimą, galbūt kažkoks tais optimizavimas, kad nereikėtų ten rankiniu būdu kažko spaudinėti, ar ne, ar tai adminkės statymas, ten funkcionalumo statymas. Tai toks minties šuolis, tiesiog norėjau paminėti, kad programavimo darbai nebūtinai asocijuojasi su klientais, tai gali būti asociacija ir su vidiniais programavimo darbais. Taip, o toliau aš norėjau papasakoti, ir pamečiau su to minties šuoliu, ką norėjau papasakoti. Tai kalbėjau apie atsakomybės, kad produktų vadovas yra atsakingas tiek už programavimo darbų klaidas, tiek ir už komunikacinės klaidas. Jeigu, sakykime, kiti departmentai, pardavimų arba marketingo departmentai nėra informuoti, jie nėra instruktuoti, kaip naudoti tą naują funkcionalumą, ypatingai gali būti didžiulės problemos, jeigu klientų aptarnavimo skyrius yra neinformuotas apie naują funkcionalumą, o, sakykime, tas naujas funkcionalumas jau yra prieinamas klientams ir klientai pirmi, kurie informuoja supportą apie naują funkcionalumą. Čia yra didžiausia klaida, kuri gali atsitikti. Tai produktų vadovas yra atsakingas, kad visi žinotų apie naują funkcionalumo paleidimą. Ir, čia aš tikiuosi per daug neišsiplėsti, nes pasilikau šią temą kitam epizode apie demonstracijas, dokumentacijas ir treningus. Viso šito pasakojimo metu norėjau tiesiog pabrėžti, jog produkto vadovė yra labai atsakinga rolė. Ir iš esmės žmonės, kurie, sakykime, netoleruoja streso, netoleruoja spaudimo, jiems ši rolė nėra labai tinkama, nes kaip ir minėjau, produktų vadovas prisiema visą atsakomybę ir jūs įsivaizduokite situaciją, kada akcininkas arba vadovas prašo kokio nors funkcionalumo. Tiesiog, jeigu, sakykime, tai yra mažas produktas, maža įmonė ir akcininkas diktuoja sąlygas, koks funkcionalumas turi būti paleistas, tai jūs įsivaizduokite, jeigu jūs to vadovo nepatenkinsite. Jeigu jūs pasakysite, kad šis funkcionalumas bus įdiegtas per mėnesį ir mes jums kovo 20 dieną pateiksime šitą funkcionalumą. Ir kovo 20 dieną jūs to funkcionalumo neturite. Vadovas ateina, klausia, kur funkcionalumas mano, aš prisižadėjau savo klientams, kad šitas funkcionalumas bus jiems jau pateiktas kovo pabaigoje, o jo vis dar nėra. O programuotojai, jie dirba, jie tiesiog atranda kažkokių naujų spragų, naujų nenumatytų iššūkių, su kuriais turi susidoroti. Ir dėl to auga programavimo trukmė. Tai jūs įsivaizduokite, klientai spaudžia vadovą, vadovas spaudžia jūs ką galite spausti? Jūs galite spausti programuotojus, bet jūs programuotojus spausti nenorite, nes jiems gali tada nukristi motyvacija, dingti noras apskritai dirbti prie šito funkcionalumo ir gali sukelti dar didesnius nemalonumus. Tai realiai jūs tiesiog sugerite visą tą pasipiktinimą ir nepasitenkinimą. Ir dėl to produkto vadovo rolė yra labai skausminga ir kenksminga. Pats irgi net seilę, nežinau, ryjų, nes esu ne vieną sykį irgi taip pat nudegęs, ne vieną sykį esu gavęs velnių ir žinau, koks tai iš tiesų yra nemalonus jausmas. Tai yra ne tik tais nemalonus jausmas, nes gauni velnių, bet ir nemalonus jausmas prieš save, nes tu netesi savo pažado, tu prižadai kažkokį tais terminą, kad per tą terminą tu, kaip sakyti, įdieksi tą funkcionalumą, bet tu pats savo realiai žodžių nesilaikai. Tai dėl to yra labai nemalonu. Ir šitoje vietoje aš labai mėgstu vadovautis vienu tokiu pasakymu. Jeigu kažkas tais klausia apie terminus, trukmes, per kiek laiko bus funkcionalumas paruoštas, tai aš vadovaujuosi tokiu principu, kad reikia tiesiog pateikti labai mažus lūkesčius ir įgyvendinti labai gerus darbus. Tai reiškia dirbti mažai ties lūkesčiais, o tiksliau suteikti mažus lūkesčius, o dirbti daug ties įgyvendinimu. Žodžiu, kad jeigu nepasiseks, tai kad lūkesčiai būtų neužkelti, o
o jeigu ir viskas pasiseks, tai galų gale klientas bus tik dar labiau patenkintas. Tai va, tai tokia mintis. Na, o kokios tos yra produkto vadovo atsakomybės pagrindinės? Tai yra ne tik tais kančia ir stresas, bet yra ir malonių akimirkų. Man, pavyzdžiui, maloniausias akimirkos yra darbe, kada aš pristatau naują funkcionalumą, sakykime, kad viskas yra laiku, viskas yra suplanuoti, kaip turėjo būti, ir aš pristatau naują funkcionalumą. Ir jeigu aš netgi pats esu užtikrintas, jog tas funkcionalumas veikia puikiai, kad jis yra ištestuotas, aš pats jį ištestavau ir aš žinau, kaip viskas veikia, jeigu kas nors manęs paklaus, ko nors aš galėsiu puikiai atsakyti, tai man tas momentas yra labai mielas ir malonus. Aš ir demo, video įrašau ir dokumentaciją aprašau, tiesiog visą tai, ką žinau apie tą funkcionalumą, visą tai ir pateikiu visiems, kam tai bus aktualu. Šiaip tai demonstracijų produktų vadovas klientams nedaro. Tos demonstracijos, šitais video įrašai yra labiau skirti kolegoms, tiesiog tiems žmonėms, kurie jau bendrauja su klientais, kad tiems klientams galėtų viską paaiškinti detaliau. Na, tiesiog video pavidalas yra, manau, paprasčiau suprantamas negu žodinis pavidalas ar tuo labiau tekstinis. Video pavidalu tu tam produktą, tam dashboard'e, tam website, mobilioje aplikacijoje tu pats pavaizduosi, paspaudinėsi mygtukus, parodysi, kaip tai reikės įgyvendinti, kaip tai reikės padaryti ir visiems bus iš karto paprasčiau, kai jie matys priešai savo akis, ką reikia spausti, kad tą funkciją įgauti. Tai va, tai man šis momentas yra labai malonus, tos demonstracijos, ir tai yra viena iš labai svarbių atsakomybių. Tai demonstracijos, komunikacija, bendrai tariant, tai yra komunikacija iš produkto komandos pusės. Tai yra outside produkto teamos, tai yra kitų departmentų informavimas, komunikacija su kitais departmentais. Dar yra kiti departmentai vadinami stakeholderiais, tai yra tiesiog to funkcionalumo kažkokie tai stakeholderiai. Tai yra, nežinau, asmenys, kuriems daro įtaką tas funkcionalumas. Nes ne bet kuris funkcionalumas daro įtaką klientams, ne bet kuris funkcionalumas daro įtaką marketingo departmentui, pardavimų departmentui ar panašiai. Yra produkto vadovo atsakomybė informuoti tuos asmenis, tuos darbuotojus, kurie tiesiogiai susiję su nauju funkcionalumu. Tai va, tai komunikacija išorinė, sakykime, komunikacija, viena iš produkto vadovo atsakomybių. Kita komunikacijos dalis yra vidinė, tai yra produkto viduje, ir produkto viduje yra programuotojai, tai yra dizaineriai, yra visi produkto žmonės, su kuriais ta komunikacija irgi turi būti palaikoma labai artimai. Ir čia yra labai svarbu ir tas vizijos, tolimos produkto vystymo vizijos kartojimas, kad produktas turi būti visiems suprantamas, programuotojai, dizaineriai, visi turi žinoti tiksliai link ko jie eina, dėl to, kad kiekviena užduotis, kuri galbūt net ir gali būti kuo detaliausiai aprašyta ir pateikta programuotojams dirbti, kiekviena užduotis vis tiek gali turėti kažkokių neaiškumų, spragų, ir tada tam programuotojui gali tekti sustoti ir pagalvoti, kaip dabar priimti sprendimą, kokį dabar sprendimą reikia priimti. Ir gali programuotojui tekti priimti sprendimą, kažkokį verslo netgi sprendimą, nors ir labai mažą, bet vis tiek. Faktas, kad dažniausiai tai yra vis tiek susidūrus programuotojui su kažkokiu užduoties neaiškumu, programuotojas eina klausti produkto vadovo, kas čia per neaiškumas. Bet, sakykime, jeigu tai yra mažas kažkoks klausimas, tai tiesiog tam programuotojui yra kur kas paprasčiau priimti sprendimą, kai jis žino viziją, žino link ko produktas eina ir kaip turėtų toje situacijoje kiekvienas elgtis.
Tai va, tai tas vizijos akcentavimas ir priminimas yra labai svarbus momentas. Ir ne tik tais tokiems mažiems sprendimų prieimimams. Vizijos žinojimas tiek programuotojams, tiek tam pačiam produktų vadovai didina motivaciją. Tiesiog pastovus žinojimas mintyse, galvoje, turėjimas to vaizdo, kaip produktas atrodys po pusės metų, po metų, koks tai didingas produktas gali būti, kokie klientai gali būti laimingi su tokiu produktu, kurį mes įsivaizduojame, kurį mes statome. Ar ne? Jūs įsivaizduokite, kai turi tu tą viziją mintise, su kokia motivacija tu dirbi prie produkto vystymo. Tai yra visai kitas reikalas. Tai produkto vadovo labai svarbi atsakomybė yra išlaikyti tą viziją. Čia galbūt yra ir mano silpnoji sritis asmeniškai, nes tai reikalauja tokių ganėtinai motyvacinių viešo kalbėjimo įgūdžių. Tiesiog ganėtinai sunku rasti tų progų pasidalinti tą viziją, ar ne? Nes, sakykime, tie klausytojai, kurie žino produkto vadovo rolę artimiau, turbūt supras mane, kad tiesiog yra dalykiniai susitikimai, kurie turi savo tikslą, savo paskirtį, ar tai yra planavimas, ar tai yra stand-upas, vis tiek turi savo paskirtį ir tas vizijos komunikavimas jisai neišeis taip tiesiog ne į temą, ar ne? Tai tu nenutrauksi visų vidury pokalbio ir nepradėsi kalbėti, jog, hebra, mes po pusės metų busim žiauriai kieti ir faini. Ne, tai turiu išeiti organiškai ir dėl to tą momentą priminti apie produkto viziją yra ganėtinai sunku ir aš kaip įsivaizduoju, tai turėtų eiti labiausiai per kasdienės užduotis, per stand-upus, tiesiog pasidalinant darbais, užduotimis, pabrėžti, kodėl ta užduotis reikalinga. Visada klausti, kodėl. Ir ne tik klausti, bet ir užrašyti ir priminti, kad tai būtų matoma. Tai aš tai matau tokią galimybę tiesiog dalintis tą viziją. Ir čia yra vidinės komunikacijos, yra vienas iš svarbiausių elementų. Taipogi vidinė ta komunikacija paliestų ir, sakykime, tokį kaip ir užduočių planavimą. Tai apie patį planavimą aš irgi esu nusimatęs kalbėti kitam epizode, bet iš esmės bendraja prasme tai užduoties planavimas vis tiek reikalauja galbūt kažkokių tais įžvalgų iš kitų departamentų, ar ne? Ar tai pardavimų skyriaus, ar marketingo skyriaus departamento įžvalgos, ar to paties klientų suporto, kurie kiekvieną dieną bendrauja su klientais ir jie geriausiai žino, su kokiamis problemomis susiduria klientai. Tai vat, formuluojant programavimo užduotį programuotojų komandai, gali tekti dažnai suplanuoti susitikimus su kitais departamentais, kad pasisemti tų įžvalgų, jog užduotis būtų geriau suformuluota. Ir čia jau net nesigilinsiu į tokias detalės, kaip jeigu tai yra teksto kažkoks pavidalas, jeigu tai yra tekstas atvaizduojamas teksto pakeitimas, tai reikės ir gramatinės klaidas pakeisti. Jeigu tai yra dizaino pakeitimas, tai yra ir dizaino pikselių atstumų ir panašių pakeitimų reikalauja. Tai tiesiog kiekviena užduotis programavimui turi jau tokių daugybę komponentų, į kuriuos produktų vadovas turi sutraukti, turi pasitikslinti, paprašyti, kad pateiktų tokią informaciją. Ir čia aš skirčiau prie tos irgi vidinės komunikacijos komandos vos ne viduje. Kartais gali tekti ir iš komandos ribų išeiti, bet tai vis tiek tai yra jau labiau pasiruošimas užduočiai, vidinė komunikacija. Toliau, tai jeigu vienas iš svarbiausių pagrindinių produktų vadovo atsakomybių yra komunikacija, tai kita viena iš svarbiausių produkto vadovo atsakomybė būtų prioritizacija. Prioritizavimas, tai yra kalba grinai apie svarbiausių darbų vykdymą pirmiausiai, ar ne? Ir čia ganėtinai galbūt ir akivaizdus dalykas, bet tai nėra lengvas dalykas. Prioritizavimas yra beprotas sudėtingas procesas, kurį, atkalus ir išmokus teisingai daryti, tiesiog vėlgi išsiaiškinus skirtingų stakeholderių viziją, lūkesčius, ar ne, susidėjus tuos lūkesčius į kažkokį tais bendrą vieną vaizdą,
ir sudėliojus tuos darbus prioriteto tvarka ir po to netgi iškomunikavus tuos prioritetus visiems stakeholderiams ir pagrindus, kodėl būtent tokia yra darbų prioritetų tvarka. Čia yra labai didžiulė, nežinau, atsakomybė ir įgūdis ir mokslas, nes kas, bet produkto sėkmė yra nuo pirmiausiai daromų svarbiausių darbų. Jeigu produktas bus vystomas nuo kažkur nuo galo, nuo kažkokių tais nereikalingų, bereikšmių darbų ir programuotojai skirs savo laiką tiems darbams, kurie nesuteiks pridėtinės vertės, tai toks produktas tikrai nebus išvystytas greitai ir sėkmingai. Galbūt jis ir pasieks sėkmės, pasiklojus, sakykime, kažkokius tais pamatus tvarkingus, tai yra neprioritetiniai darbai šiai dienai, tai yra sistemos sutvarkymas, galbūt šiai dienai tu investuoji daugiau laiko, vėliau tau gali tai atsipirkti, bet vis tiek tu jau prarandi tą pirminę fazę, pirminį pagreitį ir nežinau, ir jeigu pavyks išsiplėsti plačiau šiame epizode apie minėtus produkto gyvavimo ciklus, tai ten turėčiau labiau papasakoti, kas yra aktualu ankstyvoje fazėje, kad, sakykime, ankstyvoje fazėje tu vis tiek tu turi orientuotis į plėtrą, į augimą, tu negali, sakykime, tvarkytis ten savo sistemos, ten kuoptis ar ten dėliotis, kaip veiks API-jus gražiausiai. Ne tas ankstyvoje stadijoje yra svarbu. Tai bet grįžtant prie prioritizavimo, tai produkto vadovo labai didžiulė atsakomybė yra prioritizavimas. Ir čia man vėl kelis kartus paminėjus šitą žodį, grįžta prisiminimai ne patys maloniausi, kai nepavyksta taisyklingai suprioritizuoti darbų ir tiesiog svarbus darbai paskui turi būti daromi labai greitai. Tarsi, jeigu mes kalbam apie normalų darbo procesą, kada tu spėjai apsitarti užduotį, kada tu spėjai ją išsigryninti, išsiaiškinti, apsirašyti ir panašiai, tai labai greitas užduoties vykdymas yra tiesiog žodžiu apsitari ir tu nieko nelaukęs puoli programuoti, ar ten iš produkto vadovo pusės informuoti departamentus, rinkti informaciją ir tas jau daroma su stresu. Ir atsiranda didžiulė klaidos rizika, žmogiškasis faktorius, tai nėra tiek daug laiko skiriama apsidrausti, kad nebūtų paliekama klaidų. Tai prasto prioritizavimo pasekmės gali būti labai brangios. O šios proceso, šios atsakomybės svarba, tai yra, nepaskaičiuojama, tai yra gali sakykime, laiku ir vietoje sudiegtas funkcionalumas atnešti kur kas daugiau pinigų, jeigu daleiskim tas funkcionalumas yra pirmas rinkoje. Jeigu nei vienas konkurentas dar to funkcionalumo neįdegė, tu esi pirmas rinkoje tą pateikęs klientams, tu gali užkariauti kur kas didesnę klientų auditoriją. Jeigu, sakykime, pavėlavęs traukiniu, tu nespėjai, tu nesuprioritizuoji savo darbų taip, kad tu to funkcionalumo neįdegi, tu gali pavėluoti traukinį ir tavo funkcionalumas iš vis bus nereikalingas. Tai tokia ta prioritizavimo kaina. Šiaip tai prioritizavimo dar labai svarbus momentas yra toksai vienas, kad tu turi prioritizuodamas užduotis, produktų vadovas turi žinoti, iš ko jis gali pasirinkti. Nes vienas dalykas yra prioritizuoti iš, sakykime, kažkokių 5 funkcionalumų, kuriuos tu žinai, tu gali juos įvertinti ir supranti jų reikšmę, bet kitas yra dalykas, kada tu nežinai, ko imtis, tu sakykime, matai, kad yra kelios funkcijos, bet jos nėra reikalingos. Ir tu tada turi ieškoti naujų funkcijų, naujų kažkokių tais programavimo darbų, kurie būtų dar svarbesni. Tai va čia yra sudėtingesnis prioritizavimo reikalas, kada tu jau darai rinkos tyrimus, kada tu klausi klientų, darai kažkokias tais užklausas,
klausimynus, formas ir aiškinėsi iš klientų, ko jie, tarkim, tikėtųsi iš produkto, kokio funkcionalumo jiems trūksta. Tai va, čia yra dar viena iš prioritizavimo sričių, tokių ganėtinai svarbių momentų. Taip, tai jeigu aš paminėjau komunikaciją, prioritizavimą, du svarbius įgūdžius, svarbias produkto vadovo atsakomybės, tai nežinau, tai gal jeigu nesikartojant su komunikacija, bet labai panašiai siejant, trečią momentą išskyrus, tai yra minčių dėstymas. Vėlgi, dėstymas, mintys, skamba panašiai kaip komunikacija, bet tas lengvas apibūdinimas vizijos ar kažkokios tais užduoties programuotojui, kolegai iš kito departamento yra be galo svarbus, nes ta komunikacija vyksta nuolatos, kaip aš jau ir vardinau, vidinė komunikacija, išorinė komunikacija. Tai jį vyksta nuolatos kasdieną ir žinučių pavidalu, ir užduočių aprašymuose, džiroje, ir susitikimuose, gyvaiuose pokalbiuose. Tai labai yra svarbu mokėti dėstyti mintis tvarkingai ir aiškiai. Ir aš asmeniškai šitą vietą irgi stengiuosi ypatingai stiprinti, nes, sakykime, po to galbūt jau atsiveria kažkokios tais galimybės lengviau pasakoti viziją, ar lengviau vesti mokymus, kaip išnaudoti funkcionalumą. Tai viskas vis tiek prasideda nuo minčių dėstymo. Ką jau kalbėti apie užduočių aprašymą programuotojams, kada viskas yra pateikiama teksto pavidalu ir programuotojas prisėdęs prie užduoties, jisai pasiskaito aprašymą ir jisai kaip tą tekstą supras, jis taip tą funkciją ir suprogramuos. Ir jeigu, tarkim, vėliau testuotojas testuos vadovaudamasis tuo pačiu tekstiniu aprašymu, tai gali būti tiesiog net ir protestuotoje praėjusi kokia nors klaida, kuri verslui, tarkim, yra verslo netenkinanti ir vadovai gali vėlgi likti labai nepatenkinti įsivėlus tokiai klaidai. Tai tas minčių dėstymas tiek rašytiniu, tiek verbaliniu pavidalu yra labai svarbus. Ir čia gal mano netgi ir asmeninis šiek tiek toksai yra lūkestis, kad aš šio podcast'o metu galėsiu pagilinti savo verbalinės žinias, pasisemti tų įgūdžių, kurių yra tiesiog labai svarbu turėti kaip produktų vadovai. Tai ir iš esmės tiek aš ir norėjau papasakoti apie produkto vadovo rolę. Tai yra trumpai papasakojau apie patį produkto vadovą, ten kas yra produkto manageris, produkto owneris ir kokios jo yra atsakomybės. Ir tada jau išskyriau 3 pagrindinės atsakomybės, apie kurias išsiplėčiau šiek tiek daugiau. Tai jeigu nebent iš šitos potemės ištraukus, sakykime, tokį moralą, tai aš tai iš tiesų labai džiaugiuosi, kad pasirinkau produkto vadovo kelią ir man ši pozicija be galo patinka, jinai be galo yra įdomi. Tu esi vos ne kaip mažas vadovas, mini CEO, tu realiai turi atsakomybę, turi ne tik atsakomybę, tu turi galimybę tą produktą pakreipti viena ar kita kryptimi. Ir, faktas, kad tai yra ir didelė atsakomybė, bet tai yra tuo pačiu ir didelė galia. Tu turi didelius pajėgumus daryti įtaką. Tai man tas jausmas šiek tiek ir patenkina, šiek tiek galbūt baimina, bet tuo pačiu ir patinka. Ta tokia vos negal net ir lengva rizika. Ir kitas momentas, kad produkto vadovas tai nėra labai tokia kaip momentinė, specifinė sritis, kur iš karto viskas aišku, ką reikės daryti. Tai ką turiu omeny, kad produkto vadovo atsakomybė gali turėti daugybę atšakų. Tai gali būti produkto vadovas atsakingas už labiau programavimo dalį, gali būti kažkoks techninis produktų vadovas ar ne, gali būti labiau managerial
produkto vadovas, labiau dirbantis su klientais, su marketingo pardavimo departmentais. Tai vėlgi tos produktų rolės yra skirtingos. Tas pats produktų delivery manageris, kur jau dirba grinai su programuotojais ir yra atsakingas už funkcijų greitą delivery, kad funkcijos pasiektų klientą kuo greičiau. Tai aš tiesiog matau tokią didžiulę naudą šioje pozicijoje ir netgi ateities perspektyvose tikrai net nebejoju, kad žinios įgytos produkto vadovo pozicijoje gali padėti tiek pačiam lengviau kurti naują produktą, jeigu domina naujų produktų kūrimas, naujų verslų kūrimas, tiek galbūt ir pretenduoti į tokias rimtas pozicijas, kaip CEO, direktoriaus pozicijas kažkokiose tais įmonėse, branduose. Tai aš tiesiog labai patenkintas šitą poziciją ir džiaugiuosi pasirinkęs ją. Tai nežinau, šiaip norėjau išgąsdinti, kad nebūtų tų papildomų konkurentų produktų vadovų rinkoje, bet gavosi taip, kad išreklamavau galų gale šią poziciją, tai faktas, kad kuo daugiau į šią poziciją eis žmonių, tuo ir produktai bus fainesni, ar ne? Toks ir yra tikslas, kad mes turėtume kuo fainesnius produktėlius. Taip, tai pagal šio epizodo turinį, programą, aš dabar šiek tiek papasakosiu apie kitas produkto rolės. Ir aš manau, po šio sekančio epizodo mes jau turėsime susidarę bendrą tokį įspūdį apie produktą ir bus kur kas lengviau man šnekėti ir pasakoti, kai jau žinosiu, kad tai buvo papasakota, nors net nebejoju, kad klausytojai prisijungs ne nuo pat pradžių, ne nuo pirmųjų epizodų, nuo kažkur gali visai prisijungti, bet bent jau pasakojant ir remiantis savo pasakojimis bus paprasčiau. Tai kokios tos produkto rolės yra? Tai be abejo yra programuotojų komanda, turbūt svarbiausias produkto elementas, tai yra programuotojai, nes programuotojai kuria, iš esmės vysto ir tęsia produkto gyvavimą ir šitoje vietoje iš karto galiu atskirti, kad tai yra backendiniai developeriai. Net nežinau, kaip lietuviškai verstusi backend, kaip galiniai, atgaliniai programuotojai ir tada yra frontenderiai, priekiniai programuotojai. Labai keistai skamba tas lietuviškas vertimas, galbūt aš jo daugiau nebenaudosiu. Tai backendiniai developeriai jie yra atsakingi už infrastruktūrą, už visą realiai sistemą, veikimą, kad tas, kas nesimato fone, veiktų tvarkingai, kad duomenys būtų pasiimami ir pateikiami į vietą, kad jeigu tai yra programa, kuri bendradarbiauja su kažkokiom kitokiom programom, tai yra su mokėjimų procesoriais, tai kad visas tas backendinis darbas jisai vyktų sklandžiai. Ir iš tiesų tai čia yra ganėtinai sudėtingas momentas, kurio aš pats net nelabai visada ir suprantu. Čia yra jau techninė dalis, kuri nėra labai būtina produkto vadovo rolėje, jinai be abejo yra naudinga, bet nėra būtina, ypatingai jeigu programuotojų komandoje yra koks nors team leadas, programuotojo leadas, kuris veda komandą, jisai jau tada gali labiau bendradarbiauti su produkto vadovu. Tai reiškia, kad jeigu produktų vadovui vizijoje, planavimuose, sakykime, kažkurios tai etapuose kyla klausimų ar neaiškumų, tai tiesiog tas team leadas būna pirmas žmogus, su kuriuo gali produktų vadovas pasidiskutuoti ir sakykime, atstovauti tas techninės žinias. Tai produktų vadovui ne visada būtinas tos programavimo žinios. Gal aš čia šiek tiek ir ginu savo poziciją, nes man tos programavimo žinios tikrai yra ganėtinai svetimos, bet aš manau, kad aš pilnai susidoroju ir be jų, nors tikrai neneigiu, labai norėčiau išmokti ir manau, kad tai būtų tikrai labai labai naudinga. Kas liečia front-end developerius, tai
čia jau labiau tas developmentas, kurį mes jau matome, kurį mes galime ir labiau įvertinti, tai yra vizualinė produkto dalis. Ir, na, front-end developmentas yra, sakyčiau, gal net šiek tiek lengvesnis. Tai yra gal net ir paprasčiau, lengviau suprantamas netechniniams žmonėms. Manau, ne vienas esate bandę per Google Chrome browserį inspektuoti elementus ir pasijusti kaip front-end developeriais, tiesiog galbūt atliekant tam pačias primityviausias funkcijas per tą inspect elementą, ar ten išimant kokį vieną komponentą ir pažiūrint, kaip atrodys tada vaizdas, ar ten pakeičiant tekstą ir, nežinau, gal net kažkas ir spalvą atstumus keitalioja per inspektą, aš jau tom neužsiemu, bet manau, kad tai yra įmanoma, tiesiog susidaryti tą įspūdį, kaip atrodo vaizdas ir kaip tai keičiasi ir kokią tai įtaką daro. Tai vat, front-end developmentas yra turbūt taip apibrėžiamas. Ir aš galbūt iš savo produkto vadovo pusės, ką pastebėčiau, ką papasakočiau, tai apie front-end developmentą, kad frontenderiai nelabai kaupia tos logikos, kažkos tais, sakykime, funkcijų, ar ne. Frontendas labiau pasiema jau galutinį variantą, kažkokį tai skaičių, kažkokią tai data ir ją atvaizduoja dashboardą. Tai nėra kažkokios tais logikos. Logika jau turi būti atvaizduojama backende. Ir dažniausiai turbūt ir backend developeriai būna tais team leadais. Tai aš tai turiu patirties dirbant su Python ir PHP developeriais. Tai turbūt jeigu man reiktų rinktis, tai aš rinkčiausi mokintis PHP kalbą, nes man jinai yra pati artimiausia, aš su ją turėjau daugiausiai reikalų. Tačiau daugas sako, kad galbūt PHP kalba nėra pati moderniausia, naujausia ir išmaniausia. Dabar yra populiaresnių, tokių kaip tas pats Pythonas ar Golangas, Google kalba programavimo, bet čia jau gal ne mano žinioms ir ne man apie tai labai kalbėti. Kas dar, kaip sakyt, ką verta dar paminėti, kalbant apie programuotojus, tai kad, programuotojų komandos turi vis tiek dažniausiai turėti bent vieną frontenderį ir backenderį. Jeigu, sakykime, įmonėje yra tokia programuotojų komandų struktūra, kad visas frontend departmentas yra atskiras teamas, tuomet bendradarbiavimas tarp backendinio teamo ir frontendinio teamo yra neišvengiamas, nes vis tiek kažkokios tais logikos turi būti atvaizduojamas. Tas backendas ką daro, tai vis tiek bus ir atvaizduojama galų gale ir frontende. Tai vat, tada atsiranda papildomas tarp komandinis bendradarbiavimas. Jeigu tu nejauti tos kitos komandos ritmo, jeigu tu nedalyvauji kasdieniuose stand-upuose ar tuose susitikimuose su ta komanda, tai tas bendradarbiavimas gali būti sudėtingesnis. Dėl to aš manyčiau, kad sėkmingesnis modelis yra turėti bent vieną front-end developerį komandoje, kuris būtų atsakingas už tą dalį. O jeigu jau ten, sakykime, to front-end developerio komandoje nereikia, jisai gali būti, nežinau, paskolintas, išnuomotas ar ten padėti kitiems teamams tuo metu, kol jo teame nėra frontendinių darbų. Tai čia yra, gal, nežinau, mano tokia nuomonė, iš praktikos pasitvirtinusi, aš dirbau ir tokiu principu. Tai va, ir kas liečia programuotojų komandą, tai programuotojų vadovą paminėjau. Šiaip tai programuotojų vadovas dažniausiai kyla iš programuotojų komandos, tai yra tiesiog kažkuris tais vienas žmogus išauga, tiesiog jis savo kompetencijomis pranoksta kitus, ar daleiskim rodo galbūt iniciatyvą, tai vis tiek tai reikalauja ir daugiau managerial vadybinių įgūdžių, negu kad tiesiog programavimo, kada tipinis programuotojas jis gali, sakykime, užsidėjęs ausinės visą dieną prakodinti, ten galbūt su kažkams tais pertraukėlėmis pailsėjimo, bet iš esmės jam, sakykime, atlikti tą funkciją susitikimų, tų bendravimų nereikia. Jiems yra svarbiau koncentracija ir nesiblaškimas. O, sakykime, jau produkto vadovo ta atsakomybė jau būtų bendradarbiauti ir jis pastoviai būtų trukdomas, jos būtų kalbinamas, klausinėjamas ir kviečiamas į susitikimus.
tai programuotojų vadovas, na, jisai, daleiskim, galbūt iš jo nėra tikimasi, sakykime, ne visada tikimasi geresnių programavimo įgūdžių, be abejo, tai yra didelis privalumas, bet net ir nėra būtinybė, aš sakyčiau, kad, na, vis tiek programuotojo vadovas, jisai turi bent jau suprasti, o jeigu jisai supranta, tai tada jisai gali ir pavadovauti, tiesiog atstovauti programuotojų komandą susitikimuose. Toliau aš išskirčiau dizainerį kaip neatsiejamą produkto žmogų. Na, vėlgi čia labai priklauso nuo paties produkto. Vieni produktai turi mažiau to poreikio dizaino darbams, kiti produktai turi daugiau to dizaino poreikio, bet aš vis tiek sakyčiau, kad net ir tie produktai, kurie turi jo mažiau, turi neišvengiamai turėti bent vieną dizainerį, na, kuris, jeigu jau neužsims naujų funkcionalumų dizaino kūrimu, tai jis bent jau tada užsims kažkokios tais dizaino vizijos ar, sakykime, esamų funkcionalumų gerinimu, nes neturint pastovaus dizainerio komandoje, tikrai galima nukrypti visai ne tą linkme ir nežinau, kas tada kurtų tą dizainą, ar frontendas, ar product manageris jau nurodytų, kaip dizainas turi atrodyti, tai jeigu žmogus apie tai nenusimano, tai tikrai gali labai labai prašauti. Ir na, nežinau, nenoriu čia konkrečių pavyzdžių minėti, bet tikrai manau, kad esate ne vieną susidūrę su tokiais brandais, su tokiais produktais, kurie, nu, atrodo, turi funkcionalumą, turi viską, ko jiems reikia suklestėti, bet, nu, jie nėra faini, jie nėra patogus. Ir šitoj vietoj dar net svarbu paminėti, kad dizaineris atsakingas ne vien už vizualinę dalį, bet dizaineris yra atsakingas už patogumą, tai yra kaip tą produktą naudos, kuriuos mygtukus spausti, kur paskui nukreipti, koks langas atsidarys, ar atsidarys ten, sakykime, pop-upas, ar atsidarys kažkoks tais naujas tabas naršyklėje, tai visą tai turi nuspręsti dizaineris. Na, be abejo, tai ne vieno jo atsakomybė, tai yra vėl produkto skyriaus atsakomybė, tai yra ir traukiamas ir product manageris, ir galbūt netgi kiti departamentai, ir tiesiog diskusijų metu, aptarimais yra nusprendžiama, kaip yra geriausiai įgyvendinti tam tikrą funkciją. Tai va, ir aš nepaminėjau, kad dizaineris netgi yra vadinamas product designeriu, tai yra nauja rolė, naujas bent jau pavadinimas product designeris, kada žmogus tiesiog koncentruojasi į produkto vystymą ir ne veltui product designeris ir tada neatsiejamai bendradarbiauja su product manageriu, jie tampa kaip dviejų žmonių, na, nežinau, teamas, kurie tarpusavyje tuos naujus features ir kuria. Taip, o toliau dar viena iš svarbių rolių yra kokybės specialistas, QA specialist ar testuotojas, galbūt testuotojas yra, sakykime, ne toks patrauklus, labiau vengiamas terminas, žodis, nes, na, testuotojas labai skamba kaip monotoninis darbas, aš irgi labiau linkęs vadinti kokybės specialistu, nes, na, jeigu, sakykime, turime kažkokį testuotoją, kuris tiesiog testuoja naujas funkcijas, bet galbūt nesusidūrusiems su testavimu yra sunkiau įsivaizduoti, kad, na, testuotojas, jisai turi žinoti visą logiką, jisai žino kaip produktas veikia, nuo ko jisai priklauso, kaip funkcionuoja ir panašiai. Ir testuotojas turi visas galimybės būti ne tiesiog naujų funkcijų testuotojas, bet tokių vat ir kokybės specialistų, kad, na, sakykime, jeigu naujų funkcionalumų nėra išleidžiama, tai tada testuotojas yra puikiai panaudojamas esamų funkcionalumų tikrinimu, ar ne? Kažkokiais tai naujų galimybių netgi radimu. Tai yra kokybės specialistas yra labai naudinga pozicija augančiajam timui. Na tai tas, ką aš ką tik papasakojau, kad, na, gali žmogus suprasdamas visą produktą ir suteikti tos pridėtinės naudos, bet net ir iš savo tiesioginės rolės, testuojant naujus funkcionalumus, kokybės specialistas gali labai stipriai
apsaugoti nuo ateityje galimų totalių neveikimų, downtime'ų, kada nei klientai negali nieko atlikti ir tarsi čia gal netgi kartais būna neįvertinama kaina to neveikimo, nes, sakykime, jeigu ten produktas per mėnesį uždirba 100 000 eurų, mėnesyje yra, sakykime, ten, nežinau tiksliai skaičių, bet ten koks nors 1000 valandų, gerai, 10 000 valandų yra mėnesyje, tai viena valanda kainuoja 10 000 eurų. Tai tarsi vienos valandos neveikimas gali produktui kainuoti 10 000 pajamų, atsiprašau. Tai dėl to kokybės specialisto rolė yra labai svarbi ir atsakinga. Nors, faktas, kad, pirmiausia yra plečiamas programavimo komanda ir, testavimo funkcijos yra atliekamas arba tų pačių programuotojų, arba produktų vadovų. Tai produkto vadovas, kadangi irgi suprantantis visą produktą ir žinantis, kaip jisai veikia, irgi dažnai atlieka tos testus, bet, nežinant, sakykime, visų niuansų, kaip atlikti teisingai testą, galima ir produktų vadovui lengvai prasileisti kokį nors bugą. Taip, tai aš čia kuo toliau realiai, tuo toliau pasakoju apie vis rečiau pasitaikančias rolės. Tai sakyčiau, kad netgi sekanti galbūt tokia rolė galėtų būti Scrum Masteris. Prieš tai minėjau, nei kart nesu dirbęs su jokiu Scrum Masteriu, tiesiog žinau, kad yra tokia rolė ir mes su programuotojais ne vienas iki galvojame, kad blemba būtų žiauriai gerai turėti Scrum Masterį. Bet iš tiesų tai Scrum Masteris yra kiekvienas iš produkto komandos narių. Tai visų pirmiausia, tai yra pats produktų vadovas, yra tas pats vos ne kaip Scrum Masteris. Tie patys programuotojai jie irgi turi lygiaverčias teisės keisti tą procesą ir keisti tą Scrumo flow jiems, sakykime, labiau tinkama linkme ir dėl to tas Scrum Masterio rolės tiesiog dažnu atveju net ir nebūna. Manau, kad Scrum Masteris yra labai patogi pozicija kaip konsultaciniai įmoniai, sakykime, būtų užsakoma konsultacinė įmonė, kad ištirti procesą, ištirti, kur yra neišnaudojamas kažkokios tais galimybės. Aš čia kalbu apie grynai darbo procesą, programavimo, komandos veikimo. Kad, jeigu, sakykime, vadovai arba akcininkai mato, kad, nevyksta pilnai efektyviai darbas ir tai galėtų būti pasamdomas Scrum Masteris, kuris tiesiog iš šono trumpą laikotarpį stebėtų, kaip yra vykdomi tam tikri darbai, kaip vykdomas procedūros ir jisai iš savo pusės, jisai kaip Scrumo, Agile metodologijos ekspertas, jisai galėtų pateikti savo įžvalgas, patarimus, į ką reikia atkreipti dėmesį ir ką reikėtų keisti tame procese, kad jisai patobulėtų. Tai Scrum Masteris, kaip jau ir spėjau paminėti, tai yra tiesiog Scrumo ar Agile metodologijos ekspertas. O Scrumo ir Agile metodologija tai yra grynai, sakykime, manifestas. Tai yra kaip, vos netikėjimas, grubiai tariant. Tai yra kažkokios tais įžvalgos, teorijos, tikslai, link kuo vadovaujantis turėtų dirbti programuotojų komanda. Tai Agile programuotojų komanda dirba pagal Scrumą. Čia jau tada atsiranda ir tokie terminai kaip sprintai, story pointai, planavimas, groomingas ir panašiai, kuriuos aš dabar tikrai nepasakosiu, neišplėsiu, tai bus kito epizodo turinys. Tai kalbant apie produkto roles, paminėjau, išvardinau programuotojų komandą, programuotojų vadovą, dizainerį, kokybės specialistą, Scrum Masterį ir veikiausiai čia būtų tiek jau.
Jeigu, sakykime, dar kažkokių tais rolių atsirastų, tai jau būtų rolės, kurios apimtų ne tik tais produkto komandą, tai apimtų ir visą skyrių, visą įmonę ir kažkokiu tais tai daug didesnius kiekius. Ten, sakykime, tas pats product delivery manageris ar techninis supportas, vėlgi tai yra produkto žmogus. Na ir taip toliau. Tai va, tai šiaip tai pagal planą ir epizodo pradžioje minėjau, kad pasakosiu ir apie produkto gyvavimo ciklus. Šiek tiek dvejojau dėl šitos temos, nes man neatrodo labai įdomi ir labai potenciali, kaip įdomus turinys, bet bijojau ne tik dėl to, kad galiu, sakykime, kažko nepapasakot, bet kad ir galiu papasakot kažką netaisyklingai ir galiu būti net ir nesuprastas, nes, vis tiek šito momentu jau yra svarbi ir eksperto nuomonė. Aš savęs ekspertų dar kol kas nelaikau, aš dalinuosi savo įžvalgomis, savo patirtimi tokia, kokią turiu iki dabar, ir viso podcast'o aš tikrai negalėčiau išdėstyti vien tik tai savo mintimis, dėl to pats podcastas yra labiau orientuotas į interviu, į pokalbius su žinomais produktų vadovais. Tai va, o kas liečia produktų gyvavimo ciklus, tai aš matau jų laiką, kad jau viršėjom valandą ir siūlau nukelti į kitą epizodą, kažkada kitų metų papasakoti grinai apie produktų gyvavimo ciklus. Tai atleiskite, kieno lūkesčius sugadinau. Sekit mane toliau ir tikrai kada nors papasakosiu apie tos gyvavimo ciklus. Tai sekančiame epizode laukia, kaip ir minėjau, labai įdomi tema, tai yra grinai skramas, kas tai yra skramas, kas tai yra agile'as, papasakosiu apie visas jo procedūras, apie sprintus, apie tos pačius story pointus, stand-upus, kaip visą tai vyksta, koks yra tas jau, ta jau vadinama virtuvė darbo su programuotojais, darbo su produktu. Labai nekantrauju apie tai papasakoti. O šiandien tiek. Labai dėkui jūsų už klausimą. Jeigu turite kokių pastabų, komentarų, būtinai jos rašykite man, būtinai atsakysiu ir atsižvelgsiu. Ir jeigu išklausėte iki dabar, tai yra neįtikėtina. Tai yra mano antras epizodas. Ir man labai įdomu, kaip viskas išsivystys, susiklostys ir seksis man šitą podcastą išvystyti. Tai jeigu jums irgi įdomu, tai būtinai sekit mane, klausykit produktėlio, dalinkitės ir iki kito epizodo. Viso. Iki.